Jei kas man būtų sakę, kad tai bus. O, kojas atsisako minti. O, čia viskas dėliu. Viskas, kas kyla, kažkada ir nusileidžia. Ką čia reiškia? Oi, jėga. Tai labas rytas. 6 ryte prabudau, nes žvejys atvažiavo, pradėjo spiningauti, tai pastoja. Niek, visų ežeras, ne vien mano, visų ežeras. Pusryčiauju ir važiuosiu. Štai visi rūbai norėjau parodyti, kiek užima, va, toks maišelis. Na ir tuo apsivilkęs. Ir dar vienas maišelis, tai tiesiog šortam kelnės, kad būtų užsegamas, bet niekart taip ir nepanaudojau. Visą laiką su šortais buvau. Ir striukytė. Tai visi rūbai, aišku, batai, visi šlapino vakar dienos. Dabar einam parodysiu dar tą kitą vietą. Irgi šito celofano. Nu jo, čia tikriausiai nuosaku, kad sakai, neliptų. Grilį padaryta. Aš niekaip nesuprantu, kas čia yra. Ir vat viršui. Ir mano stovyklavietė ir šitoj. Ir viršui yra tokie, nežinau, kažkas uždėta, nu, tiesiog medžiagos kiautės kažkokios. Čia, nu kas čia, neturnikasgi čia tokie aukščiai. Man dar toli, kad čia ir plius anas storas. Ir va, ir čia irgi vienas. O pas mano stovyklavietė vieną tokį. Kas čia yra, kam čia skirti? Vat meškerė palikę, pažvejoti, jeigu kas norės. Toks vat ir vaizdas. Tai jeigu kas žino, turit idėjų, kas čia per dalykai, aš, nu, nežinau, nesuprasiu. Jeigu kas turit idėjų, tai pasakykite, įdomu, sužinot, man labai įdomu, kodėl viršui tas ta raidytė ir dar uždėtas skiautė medžiaginė. Kas čia yra, kam jinai skirta. Ir va, tarkim, einu dabar atgal, mano stovyklavietėje tai lygiai toks pat tik tai vienas tas kuolas. Ir aplinkys tie soliukai, tai tiesiog gaunas reikia sėdėti aplink šitą kuolą. O kas čia turi būti? Nes va tokia, va tiesiog kuolas, vėl viršui, vėl skiautė ir soliukai. Ar nebus čia tas vigvamui daryti, kai tiesiog ant viršaus, kad nesuplėšytų tentą, nu, ar ten kažko. Ir nuo viršūnės, tarkim, apačion eina kažkoks tai neplėdas, nu, tentas jau kažkas ir... Kaip vadinasi, vigvamai, ne vigvamai, kur denai tuose tokiuose trikampiuose miega. Čia gal tam skirta, nes kam daugiau. O jeigu čia gaunas tokia kaip palapinė, tai tada tu tą vidų ir soliukai. Variantas. Nu, jeigu žinot tiksliai, tai tada sakykit, nes dabar jau čia tik mano spėjimai tokie. Na štai viskas susirinkau. Stovyklavietė. Dviratukas paliksiu tik tai vieną šitą nuo uodų. Man vis tiek nereikės. Tai padėsiu čia, kad nuo lietaus apsaugot. Atvažiuos kažkas ir vat galėsiu užsidegti nuo uodų. Įkopiu. Įvažiavau vėl. Dar vienas. Navigacija rodė 28 kg liktai važiuoti ir 240 metrų sukilimą per 30 km. Ir žvyrkeliais dar tokiais, kur akmenukai, smėlis labai, nu nekėdas žvyrkelis. Lievaks. O, kojas atsisako minti. Viskas. Pats sako, čia jau pats be mūsų pagalbos. Oi, jei kas man būtų sakę, kad tai bus.
Juokauju iškai. Vėl kalnas. Bet viskas, kas kyla, kažkada ir nusileidžia, ne? Taip bent jau turėtų būti. Nebūna niekad pakilęs, ar ne? Ar kaip? O kaip reikia? 7 metrai sukilau. Dar 10 kilometrų nenuvažiavau. Tai 7, tai dar 200 metrų sukilt šiandien. Persivilkau maikę. Vėl tie patys 4, kur ten rėkau šitas gervės. Dabar vėl aš į tą pusę nuskrido, aš pasivėjau jas, vėl rėkau. Ką aš čia sugrybavau su tuo laikrodžiu ir sukilimu. Ten, kur rodžiau, laikrodis rodo ne kiek aš sukilau iš viso, o kokiam aukšte aš esu. Ten buvo 64-65 metrai aukštyje virš jūros lygio, bet yragi keli leidės ir sumuojasi, dėl to tas sukilimas taip gaunasi. O dabar kalniukas. Tai yra pakalnė, ne kalniukas. Na ir kalniukas irgi bus. Asfaltas. Neaišku, kiek kilogramų. Tikriausiai, kol kaimelį pervažiuosim. Ką čia reiškia? Kad leisime žemyn visą laiką? Jėga! 8 pakylam, 8 nusileisim. Tas ant to, tai kam iš vis reikėjo kilti, jeigu leistis reikės, ne? Galėjo būti 0 visą laiką. Šitoj sėmiai padarysim sustojimą, išsimesim šiukšlės. Skruzdėliukas. Taip. Suvalgysim bananą ir išgersim izotonikus, kad druskyčių būtų. Keliai skauda. Taip, maudžia truputį. Šiaip tai viskas tvarkoj. Kaip nepratusiam važiuot man. O, čia skruzdėlių, nes iki šiol niekur nevažiuodavau. Sakyčiau, gal normaliai. Tukums 4. Ten, kur aš važiuoju. Iki Kolkos, kur buvau 99. Vėl vienas. Bet jeigu paskui nebus apačion 8%, mažiausiai būsiu nusimynęs ir nusivylęs. Važiavau į Tukums. Pagaliau. Policija.
traukinio dar valanda lauk, kol atvažiuos. Tai Hesburgerė sustojau. McDonald's labai ilgam patinka, bet man kažkodėl Hesburgeris daug skanesnis. Nors kiti kaip tik peikia ir sako, kaip galima valgyti Hesburgerį. Labai nesveika, bet labai skanu. Štai ir geležinkelis. Kaip ir visos kelionės, jūro tako kelionė taip pat baigėsi, bet kiekvienas takas turi savo tęsinį. Nauji žygiai ir neatrasti maršrutai, visą tai manęs dar laukia ateityje. Jei patiko ši kelionė, būtinai prenumeruok ir pasimatysim jau greitai ten, kur baigėsi keliai ir prasideda nuotykiai. Ačiū tau. Viskas nebėra. Kojas, va. Lietus tiesiog pliaupia. Pirmas šimtukas. Pavargau. Visa suplota. Vis tiek gerai.